Taip. Sveiki visi. Labas, Agne. Labas, Vilma. Sveiki visi. Taip, tai šiandieną mes bendrausime apie restoranų, kavinių sektorioje bent dalį laiko dirbusius žmonės ir skalbinsime juos. Tai dar ne šiek tiek laiko dirbusi yra ir mes kartu esame dirbusios. Taip. Ir kodėl su ja nutarėm pakalbėti, nes žiauriai aktyvi asmenybė, kuris daug veiklų visokiausių užsiema. Tai va, tai aš gal tik tai pradžią tokią padarysiu, kad daug iš tikrųjų girdisi tokių visokiausių komentarų laidose, žmonės bendrauja apie tai, kad jaunimas šiais laikais nebenori jau dirbti šitam sektoriuje. Aš turiu savo nuomonę, bet, žinai, vien tik savo nuomonės laikytis nereikia. Tai noriu tavęs gal paklausti, kaip tu pati matai, kaip tavo bendramžiai, ar ne, į tą sektorių reaguoja, kaip tu pati sugalvojai galbūt ateiti į aptarnavimą. Tai šiaip iš savo draugų rato tikrai pastebiu tai, kad žmonės dabar nori būti laisvesni, nori turėti savo darbo valandas, ten nepriklausyti nuo nieko. Ir gal toksai, kad, irgi, va, ten, tarkim, mano draugė sako, kur aš tas lėkštas nešiosiu dabar, tarsi ten dirba, pavyzdžiui, kažkokį geresnį darbą. Ir gal dabar yra toksai etapas, kai, tarkim, kaip ir, toksai pereinamasis kažkoks. Ir jos galvoja kažkur įsidarbinti, bet tas lėkščių nešiojimas kaip ir tu eini kažkur žemiau liktais, negu tu buvai kažkur ten seniau. Ir gal tikrai ne tai, ko tu sieki ir kad tai kažkiek stabdytų tave, gal žemyn trauktų, toksai. O kaip tu pati, tu trumpą tą laiką gal buvai tam sektoriui, ar ne? Bet kaip tu pati, apie pusę, jo, tai trumpas, žinai, toksai, bet kaip tu iš viso sugalvojai ir kodėl pasiryžai? Tai aš turėjau prieš tai dar 2 veiklas, prieš ateinant dirbti į šitą verslą, tai aš buvau žirgų trenerė, turėjau ir vis dar esi? Ir esu, jo, šiek tiek intensyviau tom užsimdavau tada. Ir buvau marketingo specialistė, bet irgi ten buvo darbas toksai kaip side job, angliškai, papildomas toksai. Ir man labai trūko bendravimo su žmonėm, nes aš dirbau su kompiuteriu ir su vaikais. Ta prasme, ten, tikrai porą valandų per dieną man tai užtrukdo. Ir aš labai tiesiog pasilgau bendravimo, nes aš net juokdavus, kad aš nebemoku su žmonėm bendrauti. Aš atsimenu, tu per pirmą pokalbį mūsų, kai buvai darbo pokalbį, ir būtent tą ir pasakė, ir man tai buvo, aš žmogus atviras, žinai. Taip, tai ne pagrindinis man buvo dalykas, kad ten finansų stygius, o tiesiog, kad pasilgau to nuoširdaus paprasto bendravimo ir manau, kad tokioj vietoj tu gali jo labai daug gauti. O tai tu ieškojasi vietos pagal kažką, ar tiesiog pirma ta, kuri pasitaikė? Aš šiaip kaip ir žiūrėjau jau kuris laikas, galvojau gal ten eiti į kokią parduotuvę gal rūbų, bet irgi supratau, kad ten tikrai būtų mažiau tą bendravimą, būtų nuobodu. Ir šitą vietą irgi radau kakava, galiu pasakyti. Tai radau atsitiktinai, bet man labai patiko jos estetika ir patiko vieta, nes man tiesiog šalia žirgyno mano, tai galvojau, kad bus labai patogu suderinti šitos 2 darbus. Aš iš tikrųjų dar pasidalinsiu tokiu dalyku, kad kai tu, man atrodo, atėjai, mes su Margarita kavos kakavos projektą, kavinės branšo vietos padėjome jiems įsivažiuoti. Tai anksčiau galvodavom kažkaip, kad tas etatas arba žmonės, kurie turėtų dirbti, tai jie turėtų vos nedirbti nuo ryto iki vakaro. Ir tavo tas atėjimas ir pasakymas, aš labai noriu dirbti, bendrauti su žmonėmis, bet galiu tik tai rytais. Ir aš pradėjau svarstyti, bet tai gal galima tada skelt kažkaip tą dieną, žinai, ir darbo dienomis, tarkim, tave turėti, nes žmogus, kuris yra suinteresuotas, galbūt net ir nemoka tam tikrų dalykų, bet jam tas bendravimas yra kaip pagrindinis tikslas. Realiai tai aš visiškai nieko nemokėjau, net kavos padaryti ir ėjau vietą, kur reikės kavos daryti. Jo, tai vat, man biškutį ir pačiai pakeitė tada tą tokią, kaip tu pati paminėjai, norisi laisvės savo darbuose. Tai net jeigu ir tu turi kažkokį vieną pagrindinį darbą, ir galbūt net ir tu esi kažkoks ten savo srities labai ilgą laiką dirbi, bet nori pabandyti daryti kavą ir tai daryti, tarkim,
šeštadieniais rytais tik tai. Taip. Eik ir ieškok, žinok, iš tikrųjų bus, bus tokių vietų, kurios norės priimti tą pozityvų šeštadienio ryto baristą, kur ateis tik tai pas jį žmonės. Taip. Tai va, tu man buvai tas žmogus, kuris atvėrė, žinai, kad, tai mes čia galim, žinai, dėlioti biškai kitaip tos grafikus ir ne po pilną dieną. Tai ar tai, manau, kad ir tau buvo tas toksai, žinai, kad galimybė derinti? Aš tikrai ieškojau tokios vietos, kad būtų man ir ta laisvė, nes aš, tie 2 darbai, jie vis tiek yra, 2 ir jie reikalauja tikrai nemažai to laiko. Tai mano ta sąlyga ir buvo, kad prisiderintų labiau prie manęs ir pasižiūrėti, ar tinka, ar ne, ar pakeliui. Tai, bet šiaip, žinok, tau puikiai sekėsi, nes kai labai nori, ten labai greitai ir tas kavas išmokai daryti. Ir žmonės jau pas tave daugumoje netgi. Po kelių mėnesių, tai ten iš viso buvo tavo gerbėjų rato gretas. Dar ta mintis tokia, kad tu atėjai į šitą sferą, biškutį padirbai, bet ar dar kada nors grįžtum, ar jau viskas? Jau stop? Kol kas norėčiau sakyti, kad negrįžčiau, bet ne dėl to, kad tai ten man per prasta ar kažkas, bet aš tiesiog turiu dabar kitų tikslų, esu pilnai susikoncentravus į vieną kryptį, bet aš nežinau, kaip man kas nutiks gyvenime, bet šiaip, jeigu su tokia atmosfera dirbant ir tikrai panašioje vietoje, kodėlgi ne, kad ir tais šeštadieniais tą kavą padaryti, ateiti ir, tikrai, jeigu ten reikėtų pagalbos ar kažko, aš galiu tai daryti, man nėra sunku, man patiko, tiesiog aš norėčiau dabar savo laiką skirti į kitą dalyką. Jau nenorėčiau čia grįžti, ten daugiau gal kažko daryti ar vadybą kažkiek užsimti, bet realiai tu ir atėjai su tokiu pabendrauti, tai tu tą ir gavai. Jo, paprastai. Dabar tu turbūt turi savo veiklas, kuriuose tu tą bendravimą kaip ir išpildai, ne? Taip, nes aš dirbdavau daugiau prie kompiuterio tik tais, o dabar aš jau ir į ofisą važiuoju, tai man užtenka to bendravimo ten, tikrai. Gerai. Tai man dar, žinai, tas toks momentas, kad kai kuriem ten galbūt ir finansiškai, nes mano pačios atėjimas į šitą verslą, į šitą sritį, buvo dėl to, kad aš grįžau į Lietuvą po kelių metų buvimo užsienyje ir tuo metu buvo tas periodas, kai labai trūko darbų ir aš nuėjau tiesiog padavėjos poziciją pasibandyti, ne karto nebuvau padavėja. Ir pasibandyti. Tai čia buvo visiškai tik tai finansinis dalykas. Tai man pradžioj labai blogai sekėsi, aš buvau labai prasta padavėja ir netgi žmonių komentarai būdavo tokie. Bet aš vis tiek nemečiau, kažkaip atėjau, aš atradau tiesiog, kad man galbūt tie restorano aptarnavimai tokie ne tiek lipo prie širdies, mane labiausiai džiugino kepiklėlių visokie, ten pusryčiai, brančas, kavinės, tai tiesiog reikia atrasti savo vietą ir turbūt įsivardinti aiškiai savo, ko tau šiam periodui reikia. Taip. Jo, man tas kakavos principas irgi labai patiko, kad ten yra kavos, tas brančas, desertai irgi, kad ar eičiau padavėjas taip dirbti kažkokį didesnį tinklą, tai nemanau. Man labai patiko, kad ten yra tokia erdvė tavo, tu ten sukiesi joje. Toks kaip šeimos netgi kartais atrodydavo, kai žmonės iš aplinkui gyvenantis. Jo, nes pavyzdys, mano viena draugė dabar atsikraustė iš Klaipėdos. Ir jinai sako, aš vis tiek noriu įsivažiuoti, nes tai būtų jos pirmas darbas ir noriu kažkur įsivažiuoti, kažką veikti, kažką pradėti, kažkur eiti, kažką daryti, kad nesėdėt namuose. Ir sako, aš taip noriu kepiklėliai dirbti tiesiog. Ir jos toksai noras, kad jinai sako, aš noriu ramiai pabūti, nes jinai tokia visai drovi kaip žmogus, jai sunku bendrauti yra ir sako, tiesiog atsiūs man kokią vietą, parodyk, žinai, kur aš galėčiau tiesiog būti savim, būtų man jauku, nes,
tiek kai kuriem žmonėm tas bendravimas, kai esi tu padavėjas, gal irgi būna per daug biškutį. Tai Taip. jinai vat irgi savo atrado dabar. Jo, tuo tarkim. labiau dar komandoje, jeigu tai nėra ne vienas, tu dirbi Mhm. pamainoje, tarkim, tai komandą galima sudaryti iš 2 žmonių ar ten 3, tai vienas gali būti bendraujantis, o kitas tuo tarpu gali būti puikus barista, kuris Taip. labai greitai, tarkim, atlieka tam tikras funkcijas, bet kartu šalia, žinai, gali įsilieti į tą bendravimą tiek, kiek jam yra patogu. Tai čia, žinai, Taip. tų rolių Mes, surasti. jo, kai dirbdom kartu, Taip. tai irgi būdavo, kad pasiskirsdom, kai Taip. būdavo daugiau žmonių, tai Tuo labiau, žinai, ne tiesiog, visą laiką ir nuotaika būna. jo. Nenori su kažkuo bendrauti. Taip. Būna visokių Jo, dienų. dar vieną dalyką tu čia užsiminėjai apie tai, kad iš kito miesto vat atvažiuoja, ar ne? Mes su Margarita beje turėjom tokį irgi momentą, nu įsivaizduojam, kad jeigu atvažiuoja iš kito miesto studentas, jisgi čia vietoj neturi nei draugų, tada pradeda ieškoti turbūt vietų, kuriuose galėtų susirasti tų draugų, nu, nes studijų draugai tai viena yra, bet dar, žinai, darbo draugai, tai tas darbas ir galėtų būti viena iš. Tai o kas paprasčiausia, kai tu neturi patirties. Tai turbūt paprasčiausia yra aptarnavimo sektorius ir tiesiog susirasti tokią vietą, kurioje atitiktų tavo bendravimo stiliui. Tai tiesiog pasiieškoti ilgiau gal, bet tą nuosekliau. Bet ir turi žinoti, ko nori irgi, įsivertinti savo galimybės. Ko tu pasiilgsti? Dirbi dabar daugumoje su marketingu, su jau kitoj sferoj, kosmetika, žirgai. Tai ar pasiilgsti kažko iš šito sektoriaus, iš aptarnavimo, iš kavos kakavos laikų? Tai pasiilgstu tikrai, labiausiai tai ko pasiilgstu, tai yra klientai, ypač nuolatiniai, šiaip tikrai ten, kur aš dirbau toj vietoj, klientai buvo visiškai nuostabus, tikrai, kad ir kiek ir mokinausi, ir kiek visko buvo klaidų padaryta, visai, kad atleisdavo visi. Jo, bet iš tikrųjų. tikrai, nors kur tokių situacijų, kur tu tiesiog tu nežinai, ką daryti ir ten nežinai, nu tu ten klausimas kažko, aš nežinau, viskas atstokit, bet tikrai klientai buvo labai supratingi ir su dauguma iš jų tikrai pavyko užmėgsti tą šiltą tokį ryšį, kur jie jau ateidavo ir pažindavo mane ir sveikindavos ir ten eidavo pro langą, man mojuodavo, kai aš dirbu. Tai šitas tikrai labai buvo fainai ir jo, nu tikrai, bet šitą tikrai pasiilgstu. Jaučiu dabar netgi, žinai, būna kartais gal kas nors ateina, o kur dingo ta šviesi mergaitė su žirgais? Aš ateinu pas draugą kartais dabar, kuri dirba toj pačioj vietoj ir būna ateina tie klientai, kurie lankydavos pas mane irgi, tai visai ką pamojuoja, pasišnekam kažką ir fainai paklausinėja, kaip sekasi. Tai, jo, toks šeimos vaibas. Taip, ir aš net būna, žinau, kad vat, kai mano draugė dirba ir ateina ten tam tikras žmogus ir aš žinau, ką jis užsisakys ir taip viską, tai ten ruoškiau tą kavą jai. Tokį pozityvą duodam. Nu jo, nes tokie, jeigu net ir buvo kažkokie neigiami dalykai, tai jie greit ir užsimiršta, nes vėl ateina tas. Taip, jeigu būna, jo, kokia liūdnesnė diena, tu ten kažkas tau nesiseka, nepavyksta, ateina vis tiek tas žmogus, kuris pralinksmins tave, kuris paklaus, kaip tau sekasi ir galėsi užmėgsti kažkokį pokalbį ir labai fainai šitą dalyką. Iš tikrųjų dabar kasdienybėj trūksta jau, kad ir ten fainai dirbti prie to kompiuterio, bet kartais labai fainai, kai tau kažkas paklausia, kaip sekasi tiesiog. Super. Tik Dagne, man labai patinka, kad tu esi gamtos žmogus, dėl ko? Dėl to, kad tu esi trenerė žirgų, gerai sakau? Taip, gerai. Tai kaip tau šitoj srity dabar sekasi? Labai gerai, dabar šiek tiek irgi apmažinau visas apkrovas savo, nes turėjau 2 žirgus prieš tai, dabar turiu tik vieną, pasilikau. Tai viskas gerai einasi ir tiesiog ir pati dabar joju daugiau, anksčiau tik tais treniruodavau, dabar jau ir pati gaunasi kasbiš kito, nes taip, nu vis tiek būni žirginė kiekvieną dieną, bet tu nedarai to, kas tau patinka, nu tik tais ten su vaikais užsiemi, o dabar ir pajoju, ir patreniruoji, tai toksai. Gal ruošiesi kažkokiam dar? Nu, kol kas ne, aš taip labai ramiai, pamiškelį pasivaikščio, tai per daug. Ar turi dar vietų, jeigu būtų norintis? Šiek tiek turiu. Suaugusius irgi? Taip, dabar jau galiu suaugusius užsėdėti. Tai po apačią mes tikrai užtaginsim tave. Ten kažkur. Tai jeigu yra noras, nes mano grupė žmonių, turiu draugų, kurie mėgsta labai žirgus,
Tai tiesiog, kad gali galit pasirašyti, jo, parašyti ir tikrai suorganizuos čia Vilniuje jojimą. Tai ačiū tau, Dagne, labai, kad pasidalinai. Galbūt kažką įkvėpiai ieškotis patirčių ir šitam sektoriui, kad tai nėra gėdinga. Ir kartais netgi finansiškai apsimoka. Ačiū visiems, kurie mus klausė, ir Margaritai, kuri už kadro mus prižiūri. Iki. Čiau.